Sveikinu pasirinkus Jose Silvos efektyviojo jutiminio programavimo metodą. Prie knygos pridėjome šį kompaktinį diską dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, mes norėjome, kad išgirstumėte paties Jose Silvos pasakojimą apie tai, kaip jis pradėjo psichologinius tyrimus, atskleidusius, kaip galima panaudoti dešinį smegenų pusrutulį ir naudotis efektyviuoju jutiminiu programavimu. Kita priežastis – norėjome sutaupyti jūsų laiko. Mokydamiesi pagal Silvos ilgojo atsipalaidavimo pratimo įrašą, kuris pateikiama šiame kompaktinėme diske, jūs pasieksite rezultatų gerokai greičiau nei 40 dienų iš eilės darydami atbulinio skaičiavimo pratimą, kurį patariama daryti, nusprendus mokytis Silvos metodo savarankiškai. Rekomenduojama daryti ilgojo atsipalaidavimo pratimą tol, kol jam skirto laiko trukmė bus apie 10 valandų. Tada turėtumėte būti pakankamai patyrę ir tereikės suskaičiuoti iki 3, kad pasiektumėte alfa lygmenį. Paskui 3 mėnesius rekomenduojama ilgojo atsipalaidavimo pratimą atlikti bent kartą per savaitę. Tokia praktika reikalinga tam, kad paveiktumėte giliausią proto lygmenį ir galėtumėte spręsti įvairiausias problemas. Nepamirškite, atlikdami pratimus pagal įrašus turite būti užsimerkę, todėl nesiklausykite jų vairuodami ar ką nors dirbdami. Kai turėsite laisvo laiko, užsimerkite ir atsipalaiduokite. Jose Silva labai aiškiai pateikė nurodymus, ką turėtume daryti, todėl jums tereikia atsipalaiduoti. Paskui atliksite Silvos ilgojo atsipalaidavimo pratimą. Jei norite ko nors paklausti, susisiekite su artimiausiu Silvos metodo dėstytoju. Apie Silvos metodo seminarus Lietuvoje daugiau informacijos rasite apsilankę tinklalapyje www.silvametodas.lt. O dabar pateiksime keletą paties Jose Silvos minčių apie tai, kaip jis pradėjo tyrimus ir išmoko veiksmingai naudotis protu bei intuicija. Dėkoju, kad pasirinkote Jose Silvos metodą. Nepamirškite, kasdien praktikavimui skyrę keletą minučių, pajusite milžinišką naudą. Jei turite kokių nors klausimų, susisiekite su artimiausiu Silvos metodo dėstytoju arba apsilankykite internetinėme puslapyje www.silvametodas.lt. Ten rasite daugiau informacijos apie Silva metodo seminarus Lietuvoje. Tai Silvos ilgojo atsipalaidavimo pratimas. Fone girdėsite švelnų traškėjimą, tarsi tuksenimą. Tai alfa garsas. Natūralus garsas padėsiantis jūsų smegenims prisitaikyti prie alfa dažnių. Šio įrašo reikia klausytis užsimerkus, kad niekas jūsų neblaškytų ir būtumėte visiškai atsipalaidavę. Nesiklausykite įrašo vairuodami ar užsiėmę bet kuria kita veikla. Prisiminkite, kad bet kuriuo pratimo metu pasijutę nepatogiai galite pakeisti padėtį ir įsitaisyti patogiau. Jei dėl kokios nors priežasties turite atsimerkti, tai atsimerkite ir įsitaisę patogiau pradėkite klausytis įrašo nuo pradžių. Kai norėsite atsipalaiduoti, mintyse ar balsu pakartokite žodį atsipalaiduok ir jūs fiziškai bei mintimis atsipalaiduosite. Šis mentalinio valdymo pratimas įrašytas pagal Jose Silvos originalaus pratimo įrašą, padarytą Larede, Teksase 1969 metais po 29 metų tyrinėjimų. Šio įrašo platinimas ir kopijavimas griežtai draudžiamas. Įrašas padarytas
2008 metais. Pasiruoškite Silvos ilgojo atsipalaidavimo pratimui. Įsitaisykite patogiai. Pradėsime šį pratimą standartiniu metodu nuo 3 iki 1. Giliai įkvėpkite, o iškvėpdami pakartokite ir įsivaizduokite skaičių 3 kartus. Kad padėčiau jums išmokti atsipalaiduoti fiziškai 3 lygmenyje, nukreipsiu jūsų dėmesį į skirtingas kūno dalis. Sukaupkite dėmesį į viršugalvį. Į viršugalvio odą. Pajuskite lengvą kutenimą, šilumą, kurią sukelia pagerėjusi kraujo apytaka. Dabar visiškai atpalaiduokite visus įsitempusius raumenis einančius nuo viršugalvio. Pasistengkite išlikti atsipalaidavę viso pratimo metu. Pamažu atsipalaiduosite vis labiau ir labiau. Sukaupkite dėmesį į kaktą ir į ją dengiančią odą. Pajuskite lengvą kutenimą, šilumą, kurią sukelia pagerėjusi kraujo apytaka. Visiškai atpalaiduokite visus įsitempusius raumenis einančius nuo kaktos. Pasistengkite išlikti atsipalaidavę viso pratimo metu. Pamažu atsipalaiduojate vis labiau ir labiau. Sukaupkite dėmesį į akių vokus ir į audinius einančius aplink akis. Pajuskite lengvą kutenimą, šilumą, kurią sukelia pagerėjusi kraujo apytaka. Visiškai atsipalaiduokite. Atpalaiduokite visus įsitempusius raumenis, einančius nuo akių. Pasistengkite išlikti atsipalaidavę viso pratimo metu. Pamažu atsipalaiduojate vis labiau ir labiau. Sukaupkite dėmesį į veidą, skruostų odą. Pajusite lengvą kutenimą, šilumą, kurią sukelia pagerėjusi kraujo apytaka. Visiškai atpalaiduokite visus įsitempusius raumenis, einančius nuo šios kūno dalies. Pasistengkite išlikti atsipalaidavę viso pratimo metu. Pamažu atsipalaiduojate vis labiau ir labiau. Sukaupkite dėmesį į gerklę, kaklą ir jo odą. Pajuskite lengvą vibravimą, šilumą, kurią sukelia pagerėjusi kraujo apytaka. Visiškai atpalaiduokite visus įsitempusius raumenis, einančius nuo šios kūno dalies. Pasistengkite išlikti atsipalaidavę viso pratimo metu. Pamažu atsipalaiduojate vis labiau ir labiau. Sukaupkite dėmesį į gerklę. Atpalaiduokite įtampą šioje kūno dalyje. Pamažu atsipalaiduojate vis labiau ir labiau. Sukaupkite ir sutelkite dėmesį į pečius. Pajuskite, kaip drabužiai liečia šią jūsų kūno dalį. Pajuskite odą. Visiškai atpalaiduokite įtemptus raumenis. Jūsų pečiai atsipalaiduoja darant šį pratimą dar labiau. Atsipalaiduokite. Sutelkite dėmesį į krūtinę. Pajuskite, kaip drabužiai liečia odą jūsų krūtinės srityje. Visiškai atsipalaiduokite. Atpalaiduokite visus įtemptus krūtinės raumenis. Kuo toliau,
tuo labiau jūs atsipalaiduojate. Sutelkite dėmesį į krūtinės ląstą. Atpalaiduokite visus organus, liaukas ir netgi ląsteles. Atpalaiduokite visus audinius, atpalaiduokite širdį. Jūsų širdis ima funkcionuoti sveikai ir ritmingai. Sutelkite dėmesį į pilvą. Pajuskite, kaip pilvo odą liečia drabužiai. Pajuskite, kaip maloniai kutena pilvo odą. Visiškai atpalaiduokite įtemptus pilvo raumenis. Kuo toliau, tuo labiau jūs atsipalaiduojate. Atpalaiduokite visus organus, liaukas, jungiamuosius audinius ir netgi ląsteles. Leiskite jiems vėl funkcionuoti sveikai ir ritmingai. Sukaupkite dėmesį į šlaunis. Pajuskite, kaip prie jų liečiasi drabužiai, kaip kutena šlaunų odą. Visiškai atsipalaiduokite. Atpalaiduokite įsitempusius raumenis einančius nuo šios kūno dalies. Pasistengkite išlikti visiškai atsipalaidavę, o atlikdami pratimą atsipalaiduosite vis labiau ir labiau. Pajuskite kutenimą prie šlaunikaulių. Dabar turėtumėte nesunkiai jį jausti. Sukaupkite dėmesį į kelius. Pajuskite odą ir kaip ją kutena liesdamiesi drabužiai. Visiškai atpalaiduokite visus įsitempusius raumenis einančius nuo kelių. Pasistengkite išlikti visiškai atsipalaidavę. Sutelkite dėmesį į blauzdas. Pajuskite odą ir kaip ją kutena prie blauzdų liesdamiesi drabužiai. Visiškai atsipalaiduokite. Atpalaiduokite visus įtemptus raumenis einančius nuo blauzdų. Jūs atsipalaiduojate vis labiau ir labiau. Norėdami dar labiau atsipalaiduoti ir pasiekti gilesnį proto lygmenį, sutelkite dėmesį į kojų pirštus ir pasistengkite juos atpalaiduoti. Pasiekite gilesnį ir sveikesnį proto lygmenį. Kad vis labiau atsipalaiduotumėte ir pasiektumėte dar gilesnį proto lygmenį, sutelkite dėmesį į kojų padus. Pasiekite gilesnį proto lygmenį. Kad dar labiau atsipalaiduotumėte ir pasiektumėte gilesnį sveikatos ir proto lygmenį, sutelkite dėmesį į kulnus. Dabar pajuskite, kad kojos tarsi nepriklauso jūsų kūnui. Pėdos taip pat tarsi nepriklauso jūsų kūnui. Jūsų pėdos tarsi nepriklauso jūsų kūnui. Jūsų pėdos, kulkšnys, blauzdos ir keliai tarsi nepriklauso jūsų kūnui. Jūs jų nejaučiate. Jūsų pėdos, kulkšnys, blauzdos, keliai ir šlaunys, liemuo, pečiai, rankos ir plaštakos tarsi nepriklauso jūsų kūnui. Dabar jūs jau esate dar gilesnėme proto lygmenyje, giliau nei kada nors anksčiau. Tai jūsų fizinis atsipalaidavimas. Trečiasis lygmuo. Kai mintyse pakartosite ir įsivaizduosite skaičių 3, jūsų kūnas visiškai atsipalaiduos, taip kaip dabar. Ir kiekvieną kartą darant šį pratimą atsipalaiduosite vis labiau ir labiau. Kad pasiektumėte proto atsipalaidavimą antrajame lygmenyje, giliai įkvėpkite ir iškvėpdami mintyse keletą kartų pakartokite ir įsivaizduokite skaičių 2.
Esate dar gilesnėme lygmenyje nei trečiasis, antrajame proto atsipalaidavimo lygmenyje. Antrasis lygmuo skirtas mentaliniam atsipalaidavimui. Triukšmas jums netrukdo. Atvirkščiai, jis tik padeda jums vis labiau ir labiau atsipalaiduoti. Kad padėčiau jums pasiekti antrąjį lygmenį, atpalaiduoti mintis, paprašysiu sutelkti dėmesį į ramius, malonius vaizdus. Įsivaizduokite bet kokį vaizdinį, padedantį jums nurimti ir atsipalaiduoti. Galbūt ramus, malonus vaizdas jums yra paplūdimys. Jūs gulite paplūdimyje, gražią saulėtą vasaros dieną. Galbūt jūs ramiai nuteiks vaizdas, kaip jūs žvejojate, o galbūt kaip gražią vasaros dieną vaikštinėjate po mišką. Pučia lengvas vėjelis, aukštų medžių pavėsis, nuostabios gėlės, be galo žydras dangus, tolumoje baltuoja mažas debesėlis. Girdi, kaip čiulba paukščiai, gal net žvirbliai čirškauja ant šakų. Išgirskite tolumoje ulbančius paukščius. Tai proto atsipalaidavimas. Antrasis lygmuo. Triukšmas jums netrukdo. Kad atsipalaiduotumėte dar labiau, įsivaizduokite ramius ir malonius vaizdinius. Kad patektumėte į tariamą savo centrą, giliai kvėpkite ir iškvėpdami keletą kartų mintyse pakartokite ir įsivaizduokite skaičių 1. Dabar esate pirmajame, dar gilesniame proto lygmenyje. Tad galite veikti iš centro. Norėdami pasiekti gilųjį proto lygmenį, darykite atbulinio skaičiavimo pratimą. Pasieksite dar gilesnį lygmenį, skaičiuodami nuo 25 iki 1, nuo 50 iki 1, arba net nuo 100 iki 1. Sulig skaičiumi 1 būsite pasiekę gilųjį proto lygmenį, gilesnį nei kada nors anksčiau. Galėsite valdyti kūno funkcijas, pojūčius ir gebėjimus, būdami bet kuriame lygmenyje, net ir tada, kai jūs valdys išorinė sąmonė. Geriausias metas daryti atbulinio skaičiavimo pratimus – rytas, kai tik pabusite. Pagulėkite lovoje dar bent 5 minutes ir atlikite atbulinio skaičiavimo pratimą. Kitas tinkamas praktikuotis laikas vakare prieš einant miegoti. Gerai daryti pratimus ir popietę papietavus. 5 minutės kasdien skirtos praktikai gerai, 10 minučių dar geriau, o 15 minučių geriausiai. Praktikuotis kartą per dieną yra gerai, 2 kartus per dieną dar geriau, o 3 kart per dieną geriausiai. Jei skundžiatės sveikatos sutrikimais, atlikite šiuos pratimus 3 kartus per dieną po 15 minučių. Norėdami išeiti iš bet kurio lygmens, skaičiuokite mintyse nuo 1 iki 5 ir pasakykite sau, kad sulig skaičium 5 jūs būsite visiškai pabudęs, žvalus, geros savijautos, sveikas ir jausitės geriau nei kada nors anksčiau. Tuomet toliau skaičiuokite nuo 1 iki 2, paskui iki 3. Pasakę 3, priminkite sau, kad kai atsimerksite, būsite visiškai žvalus ir puikios savijautos. Toliau lėtai skaičiuokite iki 4, 5. Sulig skaičiumi 5 atsimerkite ir pasakykite sau, kad esate visiškai prabudęs, žvalus, geros savijautos, sveikas ir jaučiaties žymiai geriau negu kada nors anksčiau. Patvirtinkite, kad taip ir yra. Kad patektumėte į dar gilesnį proto lygmenį, skaičiuosiu nuo 10 iki 1. Sulig kiekvienu skaičiumi jūs grimsite į vis gilesnius sąmonės lygmenis. 10, 9. Pajuskite, kaip grimstate gilyn.
8, 7, 6, vis giliau ir giliau, 5, 4, 3, giliau ir giliau, 2, 1. Dabar esate giliajame proto lygmenyje, giliau nei kada nors anksčiau. Galite patekti į gilų įsąmonės lygmenį paprasčiausiai atpalaiduodami akių vokus. Atpalaiduokite akių vokus. Pajuskite, kokie jie atsipalaidavę. Leiskite šiam atsipalaidavimo jausmui nuslinkti žemyn per visą kūną, žemyn iki pat kojų pirštų galų. Tai nuostabus jausmas būti visiškai atsipalaidavusiam. Kad padėčiau pasiekti dar gilesnį sąmonės lygmenį, skaičiuosiu nuo 1 iki 3, o jūs mintimis nukeliaukite į idealią atsipalaidavimo vietą. Kai vėl išgirsite mano balsą, šiame lygmenyje bus praėjusi valanda. Balsas jūsų nenustebins. Giliai įkvėpsite, atsipalaiduosite ir eisite gilyn. 1, 2, 3. Mintimis nukeliaukite į idealią atsipalaidavimo vietą. Būkite ten tol, kol vėl išgirsite mano balsą. Atsipalaiduokite. Atsipalaiduokite. Giliai įkvėpkite ir iškvėpdami eikite vis gilyn. Jūs ir toliau klausysitės mano balso. Veiksite ne tik šiame proto lygmenyje, bet ir kituose, ir net išorinėme sąmonės lygmenyje. Tai skirta jūsų geroviai, norų išsipildymui. Taip ir yra. Kada tik mintyse ar balsu ištarsite žodį atsipalaiduok, visi nereikalingi jūsų kūno judesiai ir minčių trukdžiai akimirksniu išnyks. Jūs visiškai atsipalaiduosite tiek fiziškai, tiek mintimis. Skaičiuodama nuo 1 iki 5 padėsiu jums išeiti iš šio gilesnio lygmens. Sulig skaičiumi 5 atsimerksite ir būsite visiškai atsibudę ir žvalūs. Vienintelis skirtumas tarp genijaus ir paprasto žmogaus proto yra tas, kad genijus geriau pasinaudoja protu, be to jį naudoja ypatingu būdu. Jūs taip pat išmoksite geriau pasinaudoti savo protu. Toliau išgirsite pastiprinančius teiginius, kuriuos reikia dažnai kartoti visuose proto lygmenyse. Kartokite mintyse paskui mane. Mano didėjantys protiniai sugebėjimai yra skirti tam, kad tarnaučiau žmonijai. Kasdien visur aš jaučiuosi geriau ir geriau. Teigiamos mintys atneša man sėkmę ir naudą, kurio siekiu. Aš visiškai kontroliuoju ir valdau savo pojūčius, būdama šiame ir bet kuriame kitame lygmenyje. Taip ir yra. Efektyviojo jutiminio programavimo teiginiai skirti sėkmei. Aš išmoksiu priderinti savo protą prie besivystančių jutimo gebėjimų ir projektuosiu jį į bet kurią vietą žemėje, kad stebėčiau veiksmą, nes tai yra būtina ir naudinga žmonijai. Aš išmoksiu priderinti savo protą prie besivystančių jutimo gebėjimų ir projektuosiu jį į bet kurią vietą, bet kurioje Saulės sistemos planetoje,
bet kurioje galaktikoje ir bet kurioje galaktikoje visatoje tam, kad žinočiau viską apie tai, kas vyksta, jei tai yra naudinga žmonijai. Aš išmoksiu priderinti savo protą prie besivystančių jutimo gebėjimų ir išmoksiu projektuoti jį gyvūnijos pasaulyje, visuose lygmenyse ir gyliuose, negyvojo ir gyvojo pasaulio visuose lygmenyse ir gelmėse, taip pat žmogaus kūne, visuose lygmenyse. Išmoksiu aptikti nukrypimus nuo normos, jei tik tokių pasitaikys, bet kuriame lygmenyje ar gylyje, jei tai yra naudinga žmonijai. Išmoksiu pasinaudoti tinkamomis priemonėmis ir grąžinsiu sveiką funkcionavimą, pašalinęs bet kurį nukrypimą nuo normos, bet kuriame lygmenyje ir gylyje, jei tai yra naudinga žmonijai. Neigiamos mintys ir negatyvūs pasiūlymai man neturi jokios įtakos, jokiame sąmonės lygmenyje. Jūs mokitės pasiekti giliuosius proto lygmenis. Kitą kartą jūs pasieksite dar gilesnį proto lygmenį daug greičiau ir lengviau nei šįsyk. Kiekvieną kartą, kai veiksite šiuose proto lygmenyse, gausite tiek fizinės, tiek protinės naudos. Jūs galite naudoti šiais lygmenimis, kad padėtumėte savo, fiziškai arba mintimis. Galite naudoti šiais lygmenimis, kad padėtumėte savo artimiesiems, fiziškai arba mintimis. Galite naudoti šiais lygmenimis, kad padėtumėte bet kuriai žmogiškai būtybei, fiziškai arba mintimis. Niekada nenaudokite šio lygmens tam, kad pakenktumėte bent vienam žmogui. Jei turėsite tokių ketinimų, negalėsite veikti šiuose proto lygmenyse. Jūs visada naudosite šiuos proto lygmenis naudingai ir kūrybingai, ir tik tam, kas gera, sąžininga, švaru ir tyra. Taip ir yra. Jūs ir toliau sieksite dalyvauti naudingoje ir kūrybingoje veikloje, kad pasaulis, kuriame gyvenate, taptų geresnis, kad atėjusiems po mūsų būtų gera gyventi. Galvosite apie visą žmoniją. Nekreipsite dėmesio nei į amžių, nei į ryšius. Jūs esate aukštesnės būtybės, gebančios daugiau suprasti, labiau užjausti ir turinčios daugiau kantrybės kitiems. Tuojau skaičiuosiu nuo 1 iki 5. Kai pasakysiu 5, jūs atsimerksite ir jausitės puikiai, žymiai geriau negu bet kada anksčiau. Nesiskūsite jokiais negalavimais, nejausite galvos skausmų, nebus jokio ūžesio ausyse, nebus šalutinių poveikių, nei regėjimui, nei kam kitam. Jūsų klausa ir regėjimas kiekvieną kartą jums būnančiame proto lygmenyje vis gerėja. 1, 2, lėtai išeiname iš lygmens. 3. Kai pasakysiu 5, jūs atsimerksite ir puikiai jausitės. Būsite sveiki, žvalūs, jausitės žymiai geriau nei bet kada anksčiau. Jausitės panašiai taip, kaip jaustumėties gerai išsimiegoję, žvalūs, pailsėję ir kupini jėgų. 4, 5. Atsimerkite. Jūs puikiai jaučiatės. Jūsų gera savijauta ir sveikata. Jaučiatės geriau nei kada nors anksčiau. Silvos ilgojo atsipalaidavimo pratimą baigėme. Kaip sakė Jose Silva, labai nesunku veikti alfa būsenoje, esant tarsi savo centre. Taigi pradėsime. Pirmiausia, paprašysiu jūsų atsisėsti patogiai, geriausia ant kėdės. Galbūt patogiai įsitaisę pastebėsite, kad jūsų rankos ar kojos sukryžiuotos. Visiškai atsipalaidavus raumenims gali būti sunku išlaikyti tokią pozą, todėl geriau nekryžiuokite nei rankų, nei kojų. Tačiau galite sėdėti ir taip. Svarbiausia, kad jums būtų patogu. Jeigu jau įsitaisite ant kėdės, tada galvą galite šiek tiek palenkti žemyn. Jei sprandas sustingęs, galite galvą atlošti arba palenkti į vieną ar kitą pusę.
Darykite viską, kad rastumėte patogiausią padėtį. Aš susiesiu skaičius su skirtingomis būsenomis. Skaičius 3 reikš fizinį atsipalaidavimą. Kai mintyse kartosite skaičių 3, jūsų kūnas atsipalaiduos. Skaičius 2 – tai protinis arba mentalinis atsipalaidavimas. Todėl, kai kartosite mintyse skaičių 2, atsipalaiduosite protiškai. Skaičius 1 siejamas su perėjimu į alfa būseną. Taigi, kai norėsite patekti į šią būseną, tai reikės pasakyti 333, 222, 111. Atpalaiduojate kūną, nurimsta mintys ir štai jūs esate alfa būsenoje. Ši būsena labai greitai pasiekiama, o nuolat praktikuojantis pateksite į ją dar greičiau, be jokio pasirengimo. Mintyse keletą kartų pakartokite ir įsivaizduokite skaičių 3, o paskui atsipalaiduokite. Viskas nurimsta nuo galvos iki kojų ir vėl nuo kojų iki galvos. Sukaupsite dėmesį į viršugalvį odą. Pajusite lengvą kutenimą, šilumą, kurią sukelia pagerėjusi kraujo apytaka. Pasitelksite vaizduotę. Visiškai atsipalaiduosite. Dabar visiškai atsipalaiduokite. Atpalaiduokite visus įtemptus raumenis einančius nuo viršugalvio. Pasistengkite išlikti visiškai atsipalaidavę, o atlikdami pratimą atsipalaiduosite vis labiau ir labiau. Atsipalaiduokite. Nepersistinkite valdyti atsipalaidavimo nereikia. Tiesiog leiskite kūnui nugrimsti į ramybę. Dabar tą patį padarykite su kakta. Sukaupkite dėmesį į kaktą. Pajusite lengvą kutenimą, šilumą, kurią sukelia pagerėjusi kraujo apytaka. Visiškai atpalaiduokite visus įsitempusius raumenis, einančius nuo kaktos. Pasistengkite visiškai atsipalaiduoti, o atlikdami pratimą atsipalaiduosite vis labiau ir labiau. Keliaukite žemyn prie akių vokų, juos supančių audinių. Atpalaiduokite veidą, skruostus, kaklą, gerklę. Pajuskite, kaip atsipalaiduoja jos vidus. Paskui atpalaiduokite pečius, jų odą. Atpalaiduokite krūtinę, vidaus organus ir liaukas esančias krūtinės ląstoje, visus audinius ir netgi ląsteles, kad jie vėl gerai funkcionuotų. Tiesiog leiskite tam vykti savaime. Dabar atpalaiduokite pilvo raumenis ir viską, kas yra jo viduje. Jums darant šį pratimą, jūsų kūnas ims funkcionuoti normaliai, ar bent jau priartės prie normalaus sveiko funkcionavimo. Atpalaiduokite šlaunis. Pajauskite švelnų kutenimą prie kaulų. Turėtumėte nesunkiai pajusti tai. Jūsų keliai, blauzdos, kojų pirštai, kulnai. Viskas atsipalaiduoja. Dabar mintyse nužvelkite visą kūną nuo apačios iki viršaus. Turėtumėte pajusti, tarsi kūnas nepriklauso jums, o jūsų pėdos, blauzdos, keliai, šlaunys, pečiai, rankos ir plaštakos visiškai atsipalaidavę. Toliau skaičius 2. Mentalinis atsipalaidavimas. Norėdami atpalaiduoti mintis, įsivaizduokite ramius, malonius vaizdinius. Galbūt tai bus paplūdimys, gal žvejosite, o gal vaikštinėsite po mišką. Nejučia grimstate į antrąjį lygmenį. Triukšmas jums netrukdo, veikiau padeda dar labiau atsipalaiduoti. Taip veikia pratimas. Dabar giliai įkvėpkite ir iškvėpdami keletą kartų pakartokite mintyse skaičių 1. Jūs jau alfa lygmenyje. Savo tariamajame centre veikiate 10 ciklų per sekundę smegenų vibravimo režimu. Kai jau esate alfa būsenoje,
Pasakysiu, ką galite nuveikti joje būdami. Galite labai nesunkiai patekti į gilesnį lygmenį, darydami atbulinio skaičiavimo pratimus. Skaičiuodami atgal nuo 25 iki 1, nuo 50 iki 1, galite labai nesunkiai patekti į gilesnį lygmenį, darydami atbulinio skaičiavimo pratimus. Skaičiuodami atgal nuo 25 iki 1, nuo 50 iki 1 arba nuo 100 iki 1. Kaip Silva sakydavo, geriausias laikas atlikti pratimus yra ryte, kai jūs ką tik atsibudote ir perėjote iš alfa lygmens. Tada labai nesunku į jį vėl sugrįžti. Sugrįžę apgalvokite, ką ketinate nuveikti dieną. Vėl išeikite iš šio lygmens ir pasitikite naują nuostabią dieną. Kitas geras laikas pratimams vakare prieš miegą. Tada jūs savaime esate pasirengę sulėtinti smegenų vibracijas ir galite pasiekti alfa lygmenį prieš užmigdami. Taip pat pratimus galima atlikti ir po pietų pavalgius. Sočiai papietavus visada patariama atsipūsti. Taigi papietaukite ir pasinerkite į alfa lygmenį nors 15 minučių. 5 minutės praktika yra gerai, 10 minučių dar geriau, o 15 minučių yra geriausia. Jei praktikuositės kartą per dieną yra gerai, 2 kartus per dieną dar geriau, o 3 kartai per dieną geriausiai. Jei stengiatės įveikti kokią nors sveikatos problemą, stenkitės pasiekti alfa lygmenį nors kartą per dieną. 2 kartus per dieną dar geriau, o gal net ir 3, tai priklauso nuo jūs kamuojančios ligos arba problemos. Paaiškinau, kaip pasiekti alfa lygmenį. Išeiti iš jo paprasta. Tiesiog suskaičiuokite nuo 1 iki 5. Dabar darysime pratimą, leidžiantį panirti į gilųjį lygmenį. Skaičiuosime atgal. Atsipalaiduosime. Turėsite mintimis nukeliauti į idealią atsipalaidavimo vietą. Neegzistuoja nei laikas, nei erdvė. Tad galite įsivaizduoti save, kur tik norite, ir likti ten, kiek tik jums patinka. Laikas nieko nereiškia. Galbūt laikrodis rodys, kad prabėgo tik 30 sekundžių, o jausitės taip, tarsi sustabdysite laiką. Paskui kartosime keletą pastiprinančių teiginių. Jums reikės klausytis duodamų nurodymų. Klausysitės būdami alfa lygmenyje, bet galite būti ir bet kuriame kitame lygmenyje, net ir veikiant išoriniai sąmoniai. Norėdami patekti į alfa lygmenį, skaičiuojame 3, 2, 1, o tam, kad išeitume iš jo, 1, 2, 3, 4, 5 ir jūs jau išėję. Turime sukūrę pastiprinančių teiginių, efektyviojo jutiminio programavimo teiginių. Jie tarsi primena jums, ką jūsų protas geba atlikti. Galite veiksmingai programuoti mintis, nesvarbu, kur bebūtumėte. Galite programuoti mintis ir aptikti problemams spręsti reikalingą informaciją, priimti tinkamus sprendimus, galite programuoti mintis ir aptikti problemams spręsti reikiamą informaciją. Priminsiu jums teiginius. Negalite naudotis alfa lygmeniu siekdami kam nors pakenkti. Jums įdomu, o gal galima užsiprogramuoti ir kam nors užtaisyti mėlynę po akimi? Jūs ją galite padaryti būdami ir fizinėme lygmenyje, o alfa lygmuo neleidžia kitiems kenkti. Kai kas netiki, tačiau užtikrinu, kad taip yra. Net jeigu bandytumėte užprogramuoti ką nors blogo, pasiekę alfa lygmenį suprasite, tai pakenks tik jums. Paskutinis lygmens sustiprinimo pratimas, kurį mes atliekame baigiantis dienai, nuneša mūsų mintis į delta lygmenį, gilųjį miegą. Labai dvasingas teiginys paskutinė mintis. Veikite kūrybiškai ir naudingai, kad pasaulyje gyventi taptų geriau. Galvokite apie visą žmoniją, rūpinkitės visais, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Rūpinkitės motina ir tėvu, broliais ir seserimis, sūnumis ir dukterimis.
Puoselėkite šiltus santykius su vyresniaisiais, tarsi jie būtų jūsų motina ar tėvas. Paremkite bendramžius, tarsi jie būtų jūsų broliai ir seserys. Elkite su jaunesniais, kaip su tikrais sūnumis ir dukromis. Ar to linkėtumėte savo dukrai ir sūnui? Ar norėtumėte, kad žmonės taip elgtųsi su jūsų vaikais? Padėkite jiems. Jūs esate aukštesnė žmogiškoji būtybė. Jūs viską suprantate geriau, turite daugiau užuojautos ir kantrybės. Pratimo pabaigoje tiesiog suskaičiuokite iki 5 ir išeikite iš alfa lygmens, atgavę jėgas ir puikiai besijausdami. Atsisėskite patogiai ir pradėsime Silvos ilgojo atsipalaidavimo pratimą. Pirmiausia, paaiškinsiu, kaip atsirado Silvos metodas. Viskas prasidėjo nuo to, kad norėjau padėti savo vaikams geriau mokytis. Tada studijavau psichologiją, tad nutariau surasti tokį proto lavinimo metodą, kuris padėtų vaikams mokykloje geriau mokytis ir gauti geresnius pažymius. Tai buvo tik pradžia. Aš praleidau su vaikais nemažai valandų. Pagaliau pastebėjau, kad jie ėmė spėlioti, kokią užduotį jiems pateiksiu. Šią savybę tada pavadinau gebėjimu spėlioti. Iš pradžių pateikdavau užduotį su užuominomis, paskui be užuominų, tačiau tokias, kurių sprendimus pats žinojau, tad maniau, kad jie tiesiog perskaito mano mintis. Dar vėliau užduotį sunkinau. Vaikai turėjo surasti atsakymus, kurių nei pats nenutokiau. Ir tik vėliau patikrinę suprasdavau, kad jie atsakė teisingai. Taigi iš pradžių galvojau, kad vaikai skaito mano mintis, nes būdavau šalia jų. Vėliau supratau, kad jie gali tai daryti ir būdami toli nuo tyrime dalyvaujančio asmens žinančio atsakymus. Aš tik užduodavau klausimus, o atsakymų nežinodavau. Labai susidomėjau vadinamojų gebėjimų spėlioti. Kiek vėliau sužinojau, kad Diuko universiteto daktaras Rainas tai vadina ekstrasensoriniais gebėjimais. Taigi su didžiuliu susidomėjimu pasinėriau į studijas, net nesuprasdamas, ką darau ir kuo susidomėjau. Tačiau man patiko tai, ką dariau, patiko stebėti, kaip džiūgauja vaikai, galėdami atsakyti į mano pateiktus klausimus. Vėliau pradėjęs atidžiau tyrinėti įvairius procesus, tyrimams panaudojau elektroencefalografą, aparatą fiksuojantį smegenų aktyvumą ir užrašantį smegenų vibravimo bangas. Pasirodo, smegenys vibruoja daugiau ar mažiau kartų per sekundę, panašiai kaip plaka širdis. Kilo mintis pamatuoti, kiek kartų per sekundę vibruoja žmogaus smegenys. Labai nustebau, sužinojęs, kad žmonių pasižyminčių ekstrasensiniais gebėjimais smegenys vibruoja 10 ciklų per sekundę režimu. Tyriamųjų, kurie atsakinėdami klysdavo ar į klausimus visai neatsakydavo, smegenys vibravo 20 ciklų per sekundę režimu. Taigi, žinodami, kiek kartų per sekundę vibruoja smegenys, galime pasakyti, kokiame mąstymo lygmenyje yra teisinga ar neteisinga atsakinėjantis į klausimus asmuo. Ėmiau kaupti duomenis ir įsitikinau, kad teisingai atsakinėjama, kai smegenys funkcionuoja 10 ciklų per sekundę režimu. Suaugusiųjų smegenys dažniausiai veikia 20 ciklų per sekundę režimu. Kai bevadintumėte, smegenų vibracijos, ciklai, emanacijos vis tiek tai yra tas pat. Pastebėjau, kad pasireiškus intuicijai, smegenys vibruoja 10 ciklų per sekundę režimu. Taigi reikėjo atrasti metodą, leidžiantį sulaikyti smegenų bangas būtent šiame lygmenyje. Pirmiausia, pastebėjome, kad tam reikia užmerkti akis. Kyla klausimas, kodėl? Regėjimas įmanomas tik smegenims vibruojant 20 ciklų per sekundę režimu. Tai lemia mūsų fiziologija. Sutelkus dėmesį, savaime mūsų smegenys vibruoja šiuo režimu. Kai užsimerkime, atpalaiduojame vokus, nesutelkime dėmesio ir smegenims nereikia funkcionuoti 20 ciklų per sekundę režimu. Žinome, kad užsimant joga, dzenbudizmu, transcendentinę meditaciją ir hipnozę taip pat reikia užsimerkti. Dabar galime paaiškinti, kodėl to reikia, kad sulėtėtų smegenų vibravimas. Ieškodami būdų, kaip natūraliai pasiekti gilesnius smegenų veiklos lygmenis, supratome, kad galime veikti 2 skirtingais lygmenimis. Vienas budrumo, smegenims funkcionuojant 20 ciklų per sekundę dažniu, o kitas, kai miegame. Mat užmigę didžiąją laiko dalį sapnuojame. Pats giliausias miegas, kai smegenų vibravimo dažniai rečiausi. Šį būseną dar vadinama slenkščiu į anapus, į ten, iš kur ir atėjome. Taigi beveik pusę gyvenimo pramiegame, sapnuojame, periname į giliojo miego fazę ir vėl grįžtame į beveik aktyvią būseną. Priklausomai nuo to, kiek laiko per naktį miegame, galime patirti keletą tokių miego ciklų.
Kiekvienas geba būti budrus arba miegoti, tai natūralu. Tačiau jogai ir dzenbudizmo meistrai, praktikuojantis transcendentinę meditaciją bei užhipnotizuoti asmenys, išmoksta patekti į giliausius sąmonės lygmenis ir tada jų smegenys veikia maždaug 5 ciklų per sekundę dažniu. Mano stebėtas fenomenas pasireiškia smegenims vibruojant 10 ciklų per sekundę dažniu. Būtent 10, o ne 5 ciklų per sekundę. Norėjau atrasti metodą leidžiantį sumažinti smegenų vibravimą iki 10 ciklų per sekundę ir pasiekti lygmenį, kai asmuo pateikia teisingus atsakymus. Vadinasi, svarbiausia – sumažinti smegenų vibravimą. Kaip tai padaryti? Pastebėjome, kad kūnų judant, kai ką nors veikiame ir džiaugiamės, aktyvinamas protas, o smegenys savaime vibruoja 20 ciklų per sekundę dažniu. Aktyviai veikia kūnas, aktyviai veikia ir protas, netgi jei esate užsimerkę. Reikėjo priversti protą nurimti, vadinasi, kūnas turi būti atsipalaidavęs. Nei kūno judesiai, nei intensyvus mąstymas neturi trukdyti, tik taip galima sulėtinti smegenų vibravimą. Todėl reikia atrasti metodą, kuris nuramintų protą. Vadinamoji mentalinė gimnastika, tai yra proto pratimai, padeda sumažinti kūno aktyvumą, nuraminti protą ir pasiekti 10 ciklų per sekundę smegenų vibravimą. Pasineriama ne į giliojo miego būseną, tai yra smegenys vibruoja ne 5 ciklų per sekundę dažniau, kaip praktikuojant jogą ir kitą, bet 10. 5 ciklų per sekundę dažniai pirmieji, kurios vystymosi eigoje patiria žmogus. Vėliau, vaikui augant, dažniai tankėja, kol vyksta anabolinis procesas. Kas 7 metai smegenų bangos arba dažniai vis tankėja, kol pasiekiama 20 ciklų per sekundę būsena. Kūnui senstant prasideda katabolinis procesas. Vadinasi, pirmuosius 7 metus vaiko smegenys vibruoja 5 ciklų per sekundę dažniu, o paskui kiekvieno anabolinio ciklo metu vibracijos dažnėja. Esant 5 ciklų per sekundę dažniui, protas veikia tik induktyviai, tačiau norint analizuoti problemas, reikia ir dedukcinio mąstymo. Šis 5 ciklų per sekundę vibravimo lygmuo pastebėtas ir hipnozėje, kaip somnambulizmas, kai vaikščioma miegant ir net atmerktomis akimis. Mokslininkai šią giliojo miego fazę vadina teta lygmeniu, pavadintų pagal teta smegenų vibracijų dažnius, kurie būna nuo 4 iki 7 ciklų per sekundę. Mums atrodė, kad nereikia skverbtis į gilų į teta lygmenį, nes, kaip žinome, jame smegenys funkcionuoja tik induktyviai, panašiai kaip užhipnotizuotas asmuo gali tik atsakinėti klausimus, jis niekada neklausinėja. Mums nereikėjo tokio gilaus lygmens, kurio siekia jogai ir medituojantieji, o šiek tiek labiau paviršutiniško, panašiai tokio, kokio pasižymė 7-14 metų vaikai, antrojo anabolinio ciklo metu, tai yra 7-14 ciklų per sekundę smegenų vibravimo dažnio. Antrojo anabolinio ciklo periodu vaikams užauga nuolatiniai dantys, berniukams įvyksta balso mutacija, vaikiškas balsas keičiasi į suaugusiojo, mergaičių organizmas taip pat keičiasi, ruošiasi motinystei. O protas ima funkcionuoti deduktyviai, atsiranda gebėjimas analizuoti arba vadinamieji dedukciniai gebėjimai. To mums reikėjo. Antrojo anabolinio ciklo smegenų vibracijų dažnių vidurkio 10 ciklų per sekundę. Pastebėjome, kad encefalografas rodo, kad dauguma žmonių, apie 90%, ir veikia ir mąsto būdami beta lygmenyje, smegenims vibruojant 20 ciklų per sekundę dažniu. Mums reikėjo pasiekti 10 ciklų per sekundę dažnį ir kad tuo pat metu žmogus išliktų budrus, galėtų kalbėti, atsakinėti klausimus ir juos užduoti. Tad kaip sumažinti smegenų vibracijas iki 10 ciklų per sekundę? Be to, pasiekęs minėtą lygmenį žmogus turi elgtis lygiai taip pat laisvai kaip ir 20 ciklų per sekundę lygmenyje. Visus šios proto lavinimo metodus mes pavadinome psichoorientuotais. Protas turėjo veikti įvairiuose lygmenyse lygiai taip pat kaip ir 20 ciklų per sekundę lygmenyje. Taigi asmuo turėjo išmokti veikti 10 ciklų per sekundę lygmenyje taip pat kaip ir 20 ciklų per sekundę lygmenyje, gebėti mąstyti, klausti ir atsakinėti, kai būdamas visiškai sąmoningas. 10 ciklų per sekundę lygmuo susijęs su pasąmonė. Kartais jis dar vadinamas prieš sąmonę. Dažnai kalbama apie 3 skirtingas proto rūšis – sąmonę, prieš sąmonę ir pasąmonę. Iš tiesų tai tas pats protas, tik skirtingai funkcionuojantis ir esantis skirtinguose lygmenyse. Prieš sąmonę veikia giliau nei sąmonė ir paprastai asmuo negali sąmoningai veikti šiame lygmenyje. Išmokę likti
Budrus 10 ciklų per sekundę lygmenyje mes tarsi išmokstame sąmoningai veikti būdami prieš sąmonėje, išmokstame suderinti išorinį 20 ciklų per sekundę dažnių lygmenį ir vidinį 10 ciklų per sekundę lygmenį. Kaip jau minėjau, 90% žmonių veikia ir mąsto išorinėme 20 ciklų per sekundę lygmenyje. Jie sėkmingai išmoksta skirti šiuos lygmenis ir pradeda veikti 20 ciklų per sekundę dažniu, o mąstyti ir analizuoti problemas 10 ciklų per sekundę lygmenyje. Dar vėliau sužinojome, kad 10 ciklų per sekundę lygmuo susijęs su dešiniuoju smegenų pusrutuliu, o 20 ciklų per sekundę lygmuo su kairiuoju. Taigi sakome, kad turime išmokti mąstyti dešiniuoju smegenų pusrutuliu, o veikti kairiuoju. Tirdami elektroencefalografu įsitikinome, kad smegenims vibruojant 20 ciklų per sekundę dažniu mąstome kairiuoju smegenų pusrutuliu, o 10 ciklų per sekundę dešiniuoju. Kairysis smegenų pusrutulis valdo fizinį pasaulį, tai kas matoma ir kūniška, o dešinysis vadovauja nematomam proto pasauliui. Vadinasi, protas valdo kūną ir padeda spręsti problemas, kai mąstome abiem pusrutuliais. Deja, didžiam nustebimui maždaug 90% žmonių nemąsto dešiniuoju smegenų pusrutuliu. Tai mane tikrai nustebino, nes žiūrėdami elektroencefalografą matėme, kad smegenys dažniausiai funkcionuoja keliose lygmenyse – 5, 10 ir 20 ciklų per sekundę dažniu. 20 ciklų per sekundę lygmuo pats silpniausias ir nepastoviausias. 10 ciklų per sekundę lygmuo sinchroniškiausias, geriausiai aprūpinamas energija ir pastoviausias smegenų veiklos lygmuo. Tik pagalvokite, mes, kol nemokame tinkamai mąstyti, naudojamės pačiu silpniausiu ir nepastoviausiu lygmeniu tiek veikdami, tiek mąstydami. Reikėtų įvaldyti ir dešinį smegenų pusrutulį, nes pastebėjome, kad veikiantieji 20 ciklų per sekundę dažnių, o mąstantis 10 ciklų per sekundę dažnių gyvena daug sėkmingiau nei tie, kurie ir veikia ir mąsto 20 ciklų per sekundę dažniu. Tuos 10% sėkmingųjų dar vadiname centruotais, nes jie mąsto centriniais dažniais, o kitus 90% periferiniais. Taigi, 90% žmonių pagal savo įprastinį mąstymo būdą yra periferinio mąstymo ir tik 10% centrinio. Tarp šių dviejų žmonių grupių yra milžiniški skirtumai. Remdamiesi šiais skirtumais ir sudarėme proto lavinimo sistemą skirtą stresui kontroliuoti ir mentaliniam valdymui ugdyti. Streso kontrolė reiškia, kad išmokstame atpalaiduoti kūną bei protą ir galime sumažinti kylantį nerimą, pašalinti besikaupiančią kūne įtampą ir sustiprinti imuninę sistemą. Tai tik viena iš priežasčių, kodėl svarbu išmokti atpalaiduoti tiek kūną, tiek protą. Stresas silpnina jūsų imuninę sistemą. Ši sistema labai svarbi, nes ji geba patį kūną išgydyti. Jei imuninė sistema labai susilpnėja, net jei būtumėte medicinos mokslų daktaras, vis tiek mirsite kaip ir visi kiti. Todėl labai svarbu išsaugoti stiprią imuninę sistemą ir išmokti ją stiprinti. Išmokus valdyti protą sustiprėja ir imuninė sistema. Taigi, norint pasiekti 10 ciklų per sekundę lygmenį, pirmiausia reikia užsimerkti ir atlikti proto lavinimo pratimus, kad atsipalaiduotų protas. Reikia sąmoningai atpalaiduoti, kad protas nurimtų, nes galvoje nuolat zuja mintys, o protas linkęs per daug viską kontroliuoti. Privalome išmokti drausminti protą, jei norime pasiekti reikiamą būseną. Išmokę pratimai suvaldyti mintis, turime padirbėti ir su kūnu, nes jo judesiai skatina išsiskirti adrenaliną, kuris vėl suaktyvina protą. Norint, kad protas nebūtų aktyvinamas, reikia sulėtinti kūno judesius. Tai padaryti padės ilgojo atsipalaidavimo pratimas. Todėl turime būti užsimerkę ir atlikti proto lavinimo pratimus, suvaldyti mintis, atpalaiduoti kūną ir tada jau būsime reikiamojo būsenoje idealiai tinkančioje pasiekti 10 ciklų per sekundę dažnių lygmenį. Pamatėme, kad 10 ciklų per sekundę būsenoje arba giliojo proto būsenoje žmonės įgyja tam tikrų gebėjimų. Visa informacija glūdi giliuosiuose proto lygmenyse. Kai išmoksite šiuos lygmenis pasiekti, galėsite kartu su manimi lavinti protą, atlikti mentalinio valdymo pratimus. Kai jau mokėsite pasiekti alfa būseną, padėsiu jums išmokti ją naudotis, tai yra sąmoningai vadovautis pasąmonė. Asmuo, gebantis naudotis pasąmonę dešiniuoju smegenų pusrutuliu, vadinamas centruotu. Tokie asmenys neserga psichosomatinėmis ligomis. Mąstantieji tik kairiuoju smegenų pusrutuliu linkę sirgti minėtomis ligomis.
Pasak medikų, beveik 90% lygų yra psichosomatinės kilmės. Taigi vienas iš centruotų žmonių privalumų, jie neserga psichosomatinėmis lygomis. Be to jie yra ne tik sveikesni, bet ir saugesni. Jiems negresia nelaimingi atsitikimai. Dėl išlavintos intuicijos tokie žmonės laiku spėja išvengti nelaimių. Tai jau aiškiaregiški gebėjimai, arba kaip vadino daktaras Rainas, intuityvaus suvokimo pojūčiai. Ši savybė būdinga dešiniajam smegenų pusrutuliui. Taigi centruotas žmogus yra sveikesnis ir saugesnis. Kodėl nutinka tiek daug nelaimingų atsitikimų? Todėl, kad 90% žmonių yra periferinio mąstymo. Centruotieji gyvena sėkmingesnį gyvenimą, nes jie puikiai pasinaudoja savo proto gebėjimais. Jie dažniau yra teisūs nei klysta. Periferinio mąstymo asmuo nesinaudoja dešiniuoju smegenų pusrutuliu, todėl dažniau klysta nei būna teisus. Sėkmė aplanko tą, kuris neklysta arba dažniau būna teisus. Dažnai klystantįjį sėkmė aplenkia. Neklystantysis laimės kūdikis. Štai kas yra sėkmė. Išvenkite klaidų ir jums seksis. Nepamirškite dar vieno. Kiekvienas pasiekėme alfa lygmenį vidutiniškai 30 kartų per minutę, tačiau labai trumpam, kelioms mikrosekundėms. Susumavus visą laiką praleistą šiame lygmenyje, gautume maždaug 5 sekundės per minutę. Tik 5 iš 60 sekundžių sudarančių minutę. Kartais net ir šių mikrosekundžių užtenka, kad pajustume netikėtą įžvalgą ar kiltų gera idėja. Reikėtų alfa lygmenyje išlikti kuo ilgiau. Atlikdami mūsų rekomenduojamus mentalinio valdymo pratimus, galėsite išlikti šiame lygmenyje 50, 55, o gal net 60 sekundžių per minutę ir ugdysitės gebėjimus leidžiančius jums atlikti tai, ką norėtumėte. Kai jau išmoksite sąmoningai naudotis prieš sąmonę ir pasąmonę, tada pasąmonę galima vadinti vidinę sąmonę. Būdami alfa lygmenyje turite tiesioginį ryšį su dešiniuoju smegenų pusrutuliu, kurio ne 90% žmonių beveik nenaudoja. Tik 10% asmenų moka natūraliai naudotis dešiniuoju smegenų pusrutuliu, kuris valdo mąstymą. Kairysis valdo fizinį kūną, taigi reikia išmokti valdyti ir išorinį ir vidinį pasaulius. Turite vadovautis išorinė ir vidinė sąmonė, jums pasąmonė jau neturi įtakos. Rašytojai parašę 100 ar net 1000 knygų naudojasi pasąmonę, dar vadinama miegančiu milžinu, kurį turime kiekvienas. Šiam milžinui prabudus padaromi dideli atradimai. Mes žinome, kas yra šis milžinas. Tai iki šiol jūsų nepanaudotas lygmuo. 90% žmonių turi išmokti pažadinti šį milžiną, nes natūraliai jie pasąmonę nesinaudoja. Šis milžinas gali padėti mums visą parą. Svarbiausia yra išmokti sulėtinti smegenų vibravimą ir išlikti sąmoningiems alfa lygmenyje. Dabar ir ketiname to mokytis. Pirmasis etapas – vizualizacija. Kai jau mokėsite vizualizuoti, galėsite lavinti vaizduotės gebėjimus. Išmokus tai daryti pagerėja atmintis ir atsiranda vadinamieji aiškiaregystės gebėjimai. Kas tai yra? Tai žmogus, kuris geba veikti abiejose lygmenyse. Kitaip tariant, gali naudotis ir išorinę, ir vidinę sąmonę. Tik 10% žmonių gyvena sėkmingai ir sveikai. Jie tiki Dievu, yra religingi, jaučiasi saugus, nes jiems negresia nelaimingi atsitikimai. Intuicija jiems padeda jausti saugiems ir išvengti klaidų, kur jie bebūtų. Tokie asmenys pastebi aplinkoje perspėjamosius ženklus ir vadovaujasi jais, todėl ir neklysta. Kodėl darome klaidas? Dėl nežinojimo. Kai darome nesuprasdami, ką darome, klystame ir paskui kankinamės dėl pasekmių. Intuicija, dešinysis smegenų pusrutulis leidžia mums neklysti. Kentėti neteks, kai sugebėsite išsiaiškinti aplinkos ženklus. Mes skaudiname artimuosius, žudome gyvūnus ir žmonės, nes nesuprantame, ką darome. Kai naudositės dešiniuoju smegenų pusrutuliu, nenorėsite nieko skaudinti. Tada atliksite savo pareigą, dėl kurios ir esate žemėje. Elgsitės teisingai, nes būsite kūrybiški, stengsitės kiek galima pagerinti gyvenimą.